Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Tai 98 pamoka, kurios metu mes kalbėsime apie apibendrinimus. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Kartais gali įvykti tokia situacija, kad mums reikės parašyti identišką kodą, tik su skirtingais tipais. Ir rašyti kelis kartus tą patį kodą skirtingiams tipams nelabai yra patogu. Tai tam ir buvo sukurti apibendrinimai. Mes vieną kartą galim parašyti kodą ir po to JIT kompiliacijos metu kiekvienam tipui, kuris naudoja mūsų kodą, bus sukurtas atskiras kodas, kuris ir veiks su tam tikrų tipų. Jūs jau žinote kelis apibendrintus tipus, tai list, dictionary ir hashset. Ir mes galim parašyti kaip apibendrintą metodą, taip ir apibendrintą tipą, tarkim struktūrą arba klasę. Parašysime iš pradžių metodą. Ir tarkim mes norime tarp skliaustų išvesti kažkokį tekstą. Paleisim kodą ir matom rezultatą. O dabar mes norim, kad tarp skliaustų būtų išvestas skaičius. Tai mes turim parašyti dar kartą funkciją ir į tą funkciją jau perduoti skaičių. Lygiai tas pats kodas, bet jau veikia su skaičiais. Ir kiekvienam kitam tipui tai prašyti nelabai yra patogu. Tai mes galim sukurti apibendrinimą, kuris ir veiks su bet kokiu tipu, kurį mes ten perduosim. Tam, kad sukurti apibendrinimą, aš turiu pritaikyti lūžtinius skliaustus ir pavadinti kažkaip tipą, kuris bus ten perduotas. Pagal nutylėjimą dažniausiai duodamas pavadinimas T, kaip type. Ir dabar, vietoj kažkokio konkretaus tipo, kuris bus perduotas, aš galiu parašyti, kad noriu perduoti tipą T. Ir tą dalyką mes galim pavadinti kaip value. Ir čia irgi mūsų argumentą pavadinsime value. Mes galim tai padaryti ir viena ir kita funkcija gali egzistuoti, bet čia mes kviečiam mūsų apibendrintą funkciją, o šioje vietoje mes iškviesime mūsų funkciją su konkrečiu tipu. Bet jeigu aš pakeisiu čia kažkaip tipą, tarkim parašysiu raidę U, tai čia pas mane jau bus kviečiama funkcija apibendrinta, kuria priima bet kokį tipą ir atspausdins tą tipą tarp skliaustų. Ir kaip matote, kodas toliau veikia, lygiai taip pat kaip ir buvo prieš tai. Ir aš galiu perduoti bet kokį tipą, kurį tik noriu. Ir kaip jūs matote, viskas veikia be jokių problemų. Tai kompiliacijos metu, jeigu aš užvesiu pelytę, kaip matote, ten atsiranda pas mane funkcija, kurią priima indeks. Tai tas T pas mane tampa indeksu, kai aš noriu iškviesti tą funkciją. Čia ta funkcija pas mane priims double. Ir tas argumentas jau pasikeis ir double, ir ta funkcija bus perrašyta tam, kad priimti double. Bet yra vienas svarbus apribojimas. Mes galim daryti tik tos veiksmus, kurie pas mus yra viduj object tipo. Tai aš galiu ištraukti metodą toString iš mano value. Taip pat yra metodas getHashCode, yra getType ir yra metodas equals. Tik tie dalykai, kurie pas mus yra viduj object tipo. Aš negaliu, tarkim, sudėti tų value. Toks dalykas pas mane nesuveiks, nes object neturi tokio operatoriaus kaip plus. Ir galbūt mes perduosim ten tokį tipą, kuris pliusų neturės, tarkim indeksą arba kažkokį listą arba bet kokį kitą dalyką. Ir toks kodas jau negali būti sukompiliuotas. O mes prieš JIT kompiliaciją turime tikrai žinoti, kad viskas pas mus bus gerai. Kai mes pirmą kartą kompiliuojam kodą, mes turime tikrai žinoti, kad tas tipas turi vieną arba kitą funkciją. Ir čia toks kodas suveiktų, jeigu mes pridėtume papildomą patikrinimą. Bet apie visus papildomus patikrinimus mes kalbėsime truputį vėliau. Ir kviečiant funkciją, aš galiu konkrečiai nurodyti, su kokiu tipu aš noriu dirbti. Tai čia tarp skliaustų aš galėčiau nurodyti string. Bet jeigu pagal perduotą argumentą mes jau suprantame, koks ten turi būti pas mūsų rezultatas, tai mes galim ir praleisti tuos trikampinius skliaustus ir tipą tarp jų. Bet jeigu mes dėl kažkokių priežasčių negalėsime tai padaryti, tai mums reikės konkrečiai nurodyti tipą. Tarkim, mes parašysime funkciją, kurią mums išves default reikšmę vieno arba kito elemento. Ir jeigu mes rašome default ir tarp skliaustų perduodam kažkokį tipą, tai mes gausime default value tam tikro perduoto tipo. Jeigu tai reference tipas, bet koks interfejsas, klasė ir kiti kai kurie tipai, tai mes gausime null reikšmę kaip atsakymą. Bet jeigu tai yra struktūra, tai mes gausime tą rezultatą, kurį mums sugeneruos konstruktorius be argumentų. O jeigu tai pas mus yra skaičiai, tai mes gausime atgal nulį. Sukursime savo tipą vektor2 ir pažiūrėsime, kas pas mus bus. Ir čia mes jau būtinai turim tarp trikampinių skliaustų perduoti tipą, kurio defaultą norim gauti. Ir paleidus tą kodą, matome, kad floatui ir intui tai 0, vektor2 tai 0,0, string yra nullas, dėl to jis ir neišvedamas čia, ir boolui pagal nutylėjimą defaultas yra false. Bet visur mes turim perduoti akivaizdžiai, o su kokiu tipu dirbame. Jei pagal argumentą mes tai suprasti negalim. Taip pat tokių tipų mes galim parašyti tiek, kiek mums reikia. Ir pavadinsim T1 ir T2. Arba galim parašyti dar daugiau. Ir naudojant funkciją typeof mes gausime informaciją apie tą tipą ir išvesime tą informaciją.
Ir kaip jūs matote, informacija apie tai, kokie tai yra tipai, yra išvedama į ekraną. Tai mes galim turėti tokių tipų tiek, kiek norim. Kol kas gali būti nelabai aišku, kaip tai pritaikyti, kaip mums dirbti su tokiais apibendrinimais, bet jūs jau matėte pavyzdį. Mes turėjome tokius tipus kaip list, dictionary, hashsetas. Ir čia kaip tik pas mus ir yra apibendrinimai. Mes vieną kartą sukūrėm klasę ir ta klasė gali dirbti su int tipu, string tipu, double tipu ir taip toliau. Tai pas mus yra apibendrinta klasė. Apie apibendrintus tipus mes kalbėsime kitos pamokos metu, šiandien mes kalbėjome tik apie apibendrintas funkcijas. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.